Sveiki visi! Sveiki sugrįžę į mūsų kanalą, kuriame nušviečiame svarbias sveikatos temas. Šiandien kalbėsime apie svarbų mitą mintį, kad nedidelių insultų, dar vadinamų nedideliais insultais arba praeinančiais išemijos priepuoliais, nereikia gydyti. Tai įsitikinimas galintis sukelti rimtų pasekmių, nes iš tikrųjų kiekvienas insultas yra įspėjamasis ženklas, į kurį reikia skubiai atkreipti dėmesį. Nedideli insultai laikinai užblokuoja kraujo tekėjimą į smegenis, todėl simptomai gali būti trumpalaikiai ir gali išnykti savaime. Dėl to gali kilti pagunda juos ignoruoti, tačiau neapsigaukite. Tai svarbios raudonos vėliavėlės, rodančios, kad kažkas gali būti negerai smegenų kraujagyslėse. Kodėl kiekvieną insultą turėtume vertinti rimtai? Rizika ateityje, išgyvenus nedidelį insultą gerokai padidėja tikimybė vėliau patirti sunkesnį insultą. Ankstyvas gydymas gali padėti to išvengti. Kumuliacinė žala, pasikartojantis nedideli insultai gali susikaupti ir ilgainiui sukelti pastebimesnių atminties, judesių ar kalbos sutrikimų. Kritinės smegenų sritys. Smegenys yra sudėtingos, todėl net mažos jų dalies pažeidimas gali turėti didelės įtakos. Kiekvienas insultas, priklausomai nuo to, kurioje smegenų vietoje jis įvyko, gali sukelti rimtą žalą. Ką reikėtų daryti po nedidelio insulto? Svarbiausia nedelsiant atlikti medicininę apžiūrą. Gydytojai gali paskirti vaistų nuo krešulių susidarimo, pasiūlyti pakeisti gyvenimo būdą ar net rekomenduoti atlikti operaciją, kad būtų pašalinti užsikimšimai. Ilgalaikėje perspektyvoje reikia mažinti riziką kontroliuoti kraujospūdį, mesti rūkyti, išlikti aktyviam ir sveikai maitintis. Apibendrinant galima teigti, kad nedidelius insultus laikyti nesvarbiomis problemomis yra pavojinga. Labai svarbu atpažinti ir gydyti kiekvieną insultą, nesvarbu, kokio dydžio jis būtų. Toks požiūris gali užkirsti kelią būsimiems insultams ir apsaugoti jūsų sveikatą. Skleiskime žinią, joks insultas nėra per mažas, kad jį ignoruotume. Atminkite, kad žinios yra galia. Jūsų sveikata yra jūsų turtas, o veiksmai dabar yra jūsų pergalė prieš būsimus apgailestavimus. Ačiū, kad žiūrėjote ir nepamirškite pamėgti, dalytis ir prenumeruoti, kad gautumėte daugiau sveikatos patarimų ir tiesų. Iki pasimatymo kitame vaizdo įraše.